Sveiki visi, vėl su jumis Eligija ir šiandieną pakalbėsime apie karmą. Karma, jinai visiems labai atrodo toks, su ko jinai valgoma. Karma visada atrodo, kad oi, kaip čia bus, kas čia bus. Čia man turbūt jau karminė prigimtis ir aš čia tas įvykis vyksta todėl, kad aš kažkur pasidariau. Turėtumėm labai stipriai suvokti, kad karma, jinai viskas gerai, jinai yra, mes gimstame ir mes atsinešame gimdami tam tikras karminės užduotis giminiai. Tai pirma tokia labai svarbi ir per susitikimus su žmonėmis pasakoju ir būtent koksai giminės egregoras valdo ir į ką reikėtų atkreipti. Netgi karminės užduotis atsinešame per savo moteris, mergautinės pavardės ir po to vyro pavardę. Mes gauname labai daug įvairių karminių užduočių. Tai į tai irgi reikėtų atkreipti dėmesį. O kitas dalykas, kad karma yra pačiam savo. Tai yra neatlikti darbai praeitam gyvenime. Mes ir šiam gyvenime dar prisidarome einamoji karma vadinasi. Tai jeigu kažkas ant jūsų užpylė stiklinę vandens, tai jūs jam labai padėkokite, nes taip jūs sudeginote einamąją karmą. Jeigu jūs kažkokį sprendimą padarėte ir norite vykti kažkur ir labai stipriai lyja, džiaukitės, tai deginate einamąją karmą. Tiesiog atrodo, dabar taip lyja. Taip, okei, išeikite, lietuje tarp kitko labai sveika pasivaikščioti, nes labai apsivalo jūsų astralas ir jūs labai įdomiai jausitės. Pastebėkit tai, kaip tai vyksta, nes tai yra deginimas karmos, tai nėra taip viskas paprasta, kad mes, čia trupučiuką kažką padarysiu ir viskas. Tarp kitko, pagal gimimo datas, kiekvienas žmogus su kiekvienu žmogum turi arba visiškai šiam gyvenimui neturi jokios užduoties, arba turi karminę pakankamai sudėtingą užduotį, kuri tęstis gali ne vieną gyvenimą. Mes kadangi gimstame ne tik dabar, mes jau ir gimėme ir vėl gimsime, tai čia toks paradoksas, kad taip, mes ateinam, išeinam, taip ir mokomės, kol tampam senos sielos ir tada vėl ateiname ir tada jau prie mūsų pritvirtina didelį būrį kitų sielų ir vėl mums tenka reikalai, kur jau senom sielom skirti toks naujas statusas. Taigi, bet šiandien ne apie tai, šiandien apie karminius ryšius. Bet yra nuostabus karminiai ryšiai, tai yra pagalbiniai karminiai ryšiai. Tai yra kur be pamokų, kur tai yra žmonės sutikti mūsų gyvenime dėl malonumo. Ir iš tiesų, kiekvienas žmogus pagal gimimo datą turi tuos ryšius susiskirstęs. Ir mokslininkai juos jau labai įvairiai įvardyja, yra net ir knygos jau išleistos, bet kam iš tiesų įdomu, parašykite skaičių magiją, sakykime, savo gimimo datą ir kažkokio labai svarbaus žmogaus gimimo datą. Kokius pirmiem 10 žmonių, kurie po šito video skaičių magijų parašysiu, ar turit karminį ryšį. Nes kažkada pabandžius padaryti tokią praktiką, kad nemokamai pakonsultuoti žmonės, tai jie tiesiog žmonės naudojasi tuo, tik duok man nemokamai. Bet juk tai skurdo energija. Viską mes norim gauti nemokamai. Absoliučiai viską. Tik duok, tik tai nuolaidas. Ir visą laiką mes turim tą požiūrį man priklauso, tu man žadėjai, tu man tas, anas, trečias. Nepuldinėkit pasaulio. Mėlieji,
kad degintumėt karmą, jūs turite būti taikūs su pasauliu. Ir ne tai, kad taikūs neišsakyti savo nuomonės, ne, viskas tvarkoja, jūs turite savo nuomonę, jūs ją išsakot, jūs viskas tvarkoja, bet pasaulio puldinėti visiškai nereikėtų, nes karminiai ryšiai, jie yra stiprus, jie yra galingi ir jei jūs apie juos nežinote, dar nereiškia, kad jų nėra. Taigi yra einamosios dienos, yra prigimtiniai, yra net kelių gyvenimų karminiai ryšiai, yra pagalbiniai, tai yra pagalbiniai karminiai ryšiai, kada giminiai karminiai ryšiai ir asmeniškai savo, net be kitų žmonių mes visą tai atsinešame, apie ką kalbu ir per konsultacijas. Taigi, šiandien tiek, su jumis Eligija ir skaičių magija ir linkiu jums visiems kuo daugiau sveikatos, stiprybės, meilės, visko, ko labiausiai reikia jūsų gyvenimuose. Ir būkit palaiminti. Susimatysime naujuose video. Jeigu patinka, spauskite patinka, užsiprenumeruokite, kad matytumėte video. Šis formatas paskaitų dabar jau bus visada. Taip yra man asmeniškai lengviau. Taigi, laiminu, linkėdama nuostabaus gyvenimo.